Visais laikais karinę tarnybą ir apskritai kariuomenę supo įvairūs mitai ir stereotipai, kurie nebūtinai prisidėjo prie geresnės šios srities institucijų ir struktūrų reputacijos. Na, ar bent jau kaip tą reputaciją įsivaizduoja skeptiškai į karinę tarnybą žvelgiantys jaunieji Lietuvos piliečiai. Šiandien kartu su manimi ant netaip paprastos sofos generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos 4 kurso kariūnai Martyna ir Justinas padės man suprasti, kas ir kodėl suformavo tokį karinės tarnybos įsivaizdavimą bei supažindins su tikrąja karininko kasdienybė. Žmonės susikuria kažkokį tai įsivaizdavimą apie karinę tarnybą ar ne iš, tikriausiai tai ateina iš Antro pasaulinio karo, tikriausiai gal ateina iš Vietnamo karo. Kiek kartų esate susidūrę tokioje situacijoje, kai jūs žiūrite kažkokį tai pop kultūros vienetą, gal tai serialas, gal filmas, gal dar kažkas ir pamatote kažkokį tai dalyką kariuomenėje, kuris, jūs žinote, kad, taip nesidaro dalykai, taip nevyksta, arba čia yra perspausta, arba gal čia yra to laikmečio problema, būtent tai, kas jau nebepritaikoma dabar. Ar yra taip jums asmeniškai buvę? Aš tai gal išskirčiau Majorą Peiną. Man tai šiaip yra labai juokingas filmas su daug tokių niuansų, kai rėkia į veidą, kai visus vaiko, kai jie skanduoja. Ir toks, kur žiūri ir galvoja, kad nėra taip pas mus ir taip niekada nevyksta, bet man tas filmas patinka, ten daug citatų galima išsitraukti. Taip. Bet dar tuo pačiu papildysiu kolegį, galbūt reikėtų atsižvelgti į visą bendrą kontekstą, kuriame yra filmuojamas filmas. Vis dėlto, jeigu, žiūrėsime kokį Dunkirką, ten, kur vyksta grinai karas, kuriuo metu yra šaukiama, tai manau, tai yra normali praktika, kuri ir būtų kare, nes yra daug nežinomybės, daug įvairiausių garsų, į kuriuos turi reaguoti ir vadas turi peršaukti vienaip ar kitaip tą savo pavaldinį, būtent karį. Tai manau, jog tas kontekstas irgi žaidžia savo. Be jokios abejonės. Tarnybos metu yra pakankamai prasta, arba kaip aš čia esu tiesiog tiesiai šviesiai užsirašęs, šūdina situacija su maistu ir bendrai mityba, ar ne? Vėlgi, pavyzdžių yra įvairiausių ir filmuose, ir serialuose. Tai mes, aišku, turime, yra 87-ųjų kultinis filmas, ar ne, Labas rytas Vietname, ir ten Robino Williamso personažas, radio laidų vedėjas Adrianas Cronaueris turi ten tokią vieną frazę: šiandienos specialusis maistas yra paslaptingoji mėsa, ji gali būti gyva arba gali būti mirusi. Tada net ir 2005 filme Desantininkas, ten kariškiai valgo tą MRE vadinamai, kaip jisai vadinasi? Sausas davinys, jo valgo tą sausą davinį ir sako, kasgi čia, ar čia šunų maistas ar ne. Legendinis 94 filmas Full Metal Jacket, arba nežinau kaip jisai lietuviškai verstusi, bet turbūt tiesiog pilnai geležinis švarkas tikriausiai, ar ne? Tai čia yra scena, kur pas vieną iš karininkų yra randama spurga. What is that? What the fuck is that? What is that, Private Pyle? Sir, jelly donuts, sir! A jelly donut? Sir, yes, sir! How did it get here? Sir, I took it from the mess hall, sir! There's chow allowed in the barracks, Private Pyle. Sir, no, sir! Va, negalima, spurgų barakose negalima. Tai kaip yra iš tikrųjų su to maistu, nes esame, aišku, girdėję tą tokį, kaip ir, skandaliukas, nes skandaliukas buvo, kuomet vieniem reikia veganiško maisto, kitiem reikia ten, keto, neketo. Tai aš turbūt labai paprastai atsakysiu, 3 Michelino žvaigždučių turbūt mes negausim niekur, tai yra normalu, nes gaminam dideliu kiekiu žmonių, yra maistas gaminamas, bet dabar apskritai sąlygos maitinimo yra labai gerai pagerėjusios žymiai, aš netgi sakyčiau. Ir esminis dalykas, kad tiek vegetaram, tiek visavalgiam yra sudarytos sąlygos ir pilnas maitinimas. Tai nuo savęs tikrai galėčiau pasakyti, kad maistas yra valgomas. Esu labai šanki maistui, labai šanki. Bet taip, aš galiu pilnai tai valgyti ir esu labai patenkinta. Karys turi sukaupti, sakykime, didelius atstumus kilometrų treniruodamasis, tai bendram tokiam suvokimui galiu pasakyti, jog aprūpinti kūną vadinamomis maisto medžiagomis ir elektrolitais, ir vitaminais ir panašiai, tai tikrai pakanka ir yra tikrai skanu. Man asmeniškai kaip sportuojančiam ir kolegom, kurie sportuoja kariai, tikrai maisto užtenka. Varijuoja tikrai didelis spektras maisto, ta prasme gauname ir kepsnių, ir picų, ir burgerių, ir lašišą. Ta prasme, čia ką parodėt, kad gauna tik ryžius kariai, tai tikrai toli nuo realybės. O tai gerai, koks tada jūsų mėgstamiausias, kiekvieno iš jūsų mėgstamiausias patiekalas? Nežinau, šiandien yra kas? Trečiadienis, tai praeitą savaitę, kas skaniausia valgyti?
Vištiena turbūt. Vištiena. Man tai turbūt yra įstrigęs visą laiką, žinai, kad kažkada vakarieniai bus tokie blynai. Jie yra kurie mėlyniai, ne? Jo. Jo mėlyniai blynai ir šalia yra burgeris. Tai tada žinai, kad ta vakarienė... Su burgeriu? Taip, bet žinai, tas mes šalia, bet labai skanu. Okay. O tai kiek kartų per dieną valgot? 3. Okay. Yra kažkoks kalorijų kiekis nustatytas? Ar... Yra. Koks jis yra? Tiksliai nepasakysiu, bet turbūt gal kokie 2,5 tūkstančių kalorijų bus. 2,5 bus. Taip. 2,5 ir 3 tūkstančiai kalorijų. Supratau, kai turėjau socialinių tinklų kampaniją su NATO, tai jie man pasakojo ir labai džiaugiasi, kad vieni populiariausių jų vaizdo įrašų, tai Reels'ai, Instagram'e ir YouTube'e, yra, kai įvairių šalių kariškiai apsikeičia tais daviniais ir tada bando žiūri, kas vienoje šalyje yra, kas kitoje. Kiek jūs patys esate bandę, tarkim, kitų šalių ar kažkokių tiesiog kitų tų davinių būtent? Man asmeniškai teko būti pusę metų Prancūzijoje, tai teko su kolegom apsikeisti, jiems duoti lietuvišką sausą davinį ir pasimti jų. Tai sakyčiau, jog jie yra drastiškai skirtingi, nes pas jų yra duodamas 24 valandų sausas davinys, o pas mūsų yra, tarkim, kaip pusryčiam ar pietum ar vakarienė, jie yra skirtingas. Iš esmės nėra labai skirtingas, tiesiog duodamas atskirai. Atskirai. Jo, tai prancūzai iš viso anksčiau taikydavo tokią praktiką, jog dar į sausą davinį netgi įdėdavo šiek tiek vyno. Tai čia irgi toks įdomus faktas. O žmonės, kurie, aš irgi kartais susidurdavau savo bendruomenę, bent jau, kad žmonės labai susikoncentruodavo, kad tuose daviniuose kartais būdavo saldainių kažkokių. Ar būna, mūsų, pavyzdžiui, tam MRI vadinamajam, jame yra kažkokių saldainių, ar ne? Šokoladas. Šokoladas yra? M&M su kokiu nėra? Ne, čia amerikietiškam. Amerikietiškam yra skittles. Tai aš esu turėjęs amerikietišką sausą davinį, tai, faktas, turbūt amerikiečiai jie įpratę prie saldesnių dalykų, tai ten rasi ir M&M'sų, ir piragėlių, kaip McDonald's būna tie obuolių. Tai ten daug yra, arba pasiėmiau davinį, ten mac and cheese'as. Ai, taip, ne? Ir miške toks sėdi ir tada supranti, kad taip, tai turbūt galima lyginti, bet tai yra logiška, turbūt amerikiečiai yra labiau įpratę prie tokio maisto. Aš manau, kad dabartinis sausas davinys, jis yra pasikeitęs pas mus, irgi atitinka tos aukštus standartus palyginus su praeitu daviniu. Ok, visai gerus naujienas, sakyčiau. Egzistuoja toks mitas, kad kariuomenėje už bet kokį nusižengimą gausi daryti begalę atsispaudimų. Atvirai? Nematau, kur čia problema. Gerai, gal problema yra ta, kad atsispaudimai užima visai nemažai laiko, o tą laiką galėtum skirti kitiems dalykams. Pavyzdžiui, atsigerti kavos, arba pažiūrėti YouTube, arba sukurti svetainę. Aš rimtai, tai žiauriai greit ir paprasta. Žiauriai greit ir paprasta su Hostinger. Va, nusipirki domeną, užsisakai hostingo planą svetainiai, gauni elektroninį paštą, o tada smagiausia dalis – Hostinger dirbtinio intelekto įrankis pasiūlo dizainą, kitas įrankis pasiūlo jau parašytus tekstus, jau net nekalbu apie visokius įrankius optimizavimui, įvairias SEO ir marketingo integracijas ir taip toliau. Viskas. Sakiau, kad paprasta ir greita. 73, 74, 75. Tarp kitko, su kodu paprasta dar gausite ir 75% nuolaidą. Keliaukite į hostinger.lt/paprasta, pasinaudokite kodu ir tęskite laidos žiūrėjimą, nes žinokit, čia gali užtrukti. Labai populiarus mitas. Kaip jį gerai iliustruoti, aš galbūt neradau, bet man atrodo, kad jūs suprasite iš bendro konteksto. Tai čia yra dabar trumpas klipas iš 2011 pirmojo Avengerio, tai yra Kapitonas Amerika, ar ne? Ir čia pagrindinis veikėjas Steve'as Rogersas, aišku, kaip žinote, jisai fiziškai yra labai silpnas, labai tokio berniuko sudėjimo. Ir aišku, čia šitoj visatoj, tai profesorius ieško gero, tikro, protingo, atsidavusio patrioto, tam, kad jisai galėtų gauti tą vadinamąjį super kario serumą. Čia yra toks vienas visai įdomus momentas, tai šiek tiek pasižiūrėsim dabar, kad vadas sako, kad jam reikia stipraus kovotojo, o tas profesorius, kuris ieško žmogaus, kuriam reikia serumo, sako, kad ne fiziškume yra esmė. Come on. My grandmother has more life in her, God rest her soul. Move it! You're not really thinking about picking Rogers, are you? Va, kaip tik sako, juk jūs negalvojate imt Rogerso, jisai, jo sudėjimas yra kaip 11 metų berniuko. I wasn't just thinking about it. It's a clear choice. When you brought a 90-pound asthmatic onto my army base, I let it slide. I thought, what the hell, maybe it'd be useful to you, like a gerbil. Never thought you'd pick him. Up! Stick a needle in that kid's arm, it's gonna go right through him. Come on, girls. Look at that. He's making me cry.
I am looking for qualities beyond the physical. Do you know how long it took to set up this project? All the groveling I had to do in front of Senator... Bet čia, aišku, irgi reikėjo paakcentuoti, kad labai stiprus akcentas buvo uždėtas, kad aš ieškau kažko, kas būtų virš fizinių gebėjimų, vadinkai. Yes, I know. I am well aware of your efforts. Then throw me a bone. Hodge passed every test we gave him. He's big, he's fast, he obeys orders, he's a soldier. He's a bully. You don't win wars with niceness, Doctor. You win wars with guts. Grenade! Get away! Get back! Na, žodžiu, tokia labai miela scena. Tai bet ką Jūs manote apie bendrai šitą mitą, kad kariniai tarnybai yra tinkami tik labai gerai fiziškai pasiruošę žmonės? Tai aš gal norėčiau įskirti esminį dalyką, kad mes nesam visi kariuomeniai Rembo ir su dantim konservų netidarinėjom. Tai visi... Deja, Pauliau, bet ne. Tai aš noriu pabrėžti esminį dalyką. Tai 80% yra tavo galvoje. 20% yra kiek tu esi pasiruošęs. Tai vis tiek tu ateini fiziškai silpnesnis ir tam yra visas sudarytas treniruočių ciklas. Yra ruošimasis fiziniui parengtumui ir iš tikrųjų tikrai atsižvelgia kariuomeniai tai tavo tobulėjimo planą, koks tu atėjai, koks tu turėtum būti tarkim po 9 mėnesių šaukimą, jeigu mes šnekant. Tai kažkoks kaip progresinis planas, ar ne? Taip, tai aš manau, kad esminiai dalykai yra tavo galvoje ir tavo motivacijai. Tai tikrai nesame visi fiziškai labai gerai pasiruošę arba čia užkariaujantis pasaulį. Tai yra motivacija ir noras. Ir viskas. Ir nereikia, kaip jūsų draugai minėjo, ruoštis pusei metų, kad įstoti į kažkokią struktūrą karinę. Tai mitas. Kario fizinis parengtumas yra, svarbus vienaip ar kitaip. Ta prasme, kariuomeniai vyrauja irgi vairiausi žygiai, reikia nueiti į operacijos rajoną, į paskirtas pozicijas. Ir aišku, reikia nešti sunkią kuprinę, reikia nešti ginklą, reikia nešti neperšaunamą liemenę, ant galvos dar šalmas, ta prasme. Tai tas kūno tvirtumas tikrai turi būti, bet čia vėlgi nereiktų užsibriežti savo kažkokios linijos, jog aš to negaliu padaryti, nes atėjus į kariuomenę, tam jūs būsit ruošiami. Tai ta prasme bus, kaip ir kolegė minėjo, toks, galima sakyti, kaip pakopomis augantis planas. Tai turėsit vieną fizinio parengtumo testą, po kažkiek laiko kitą ir vadai automatiškai seks jūsų progresą. Tai... O koks yra tas, pavyzdžiui, pirminis, dabar, pavyzdžiui, aš ateinu ir ką man reikia padaryti? Tai dabar čia būtų atsispaudimai, susilinkimai ir 3 km bėgimas. Tai nes man gyvų vaizdo transliacijų metu mano bendruomenė metė iššūkį, kad surink 100 taškų ant tokio normatyvo ir aš ten, kaip supratau, ten 3 kilai palyst po, čia išviškai dėl savęs prakčiai klausiu, net niekam neįdomu, bet kaip ten 3 kilai palyst po 11 minučių. 12.06. 12.06. Šimtukui. Tada man 33 metai, čia turbūt Ai, pagal amžių, tai jau ten bus kitaip, čia pagal savęs. Gal tada būtų 14. Aš supratau, aš jau nuvarytas arklys. Gerai, tai jums tada kiek reikėtų, kad tą 100 surinkti? Man asmeniškai tai siekiamybė yra pasiekti, žinoma, 300, nes aš noriu būti pavyzdys savo kariams, jau kai nueisiu, ta prasme, po karo akademijos įdalinį, noriu būti tinkamas pavyzdys. Tai pavyzdžiui, man reikia nubėgti 3 km per 12.06, padaryti 75 atsispaudimus, čia šimtukui. Ir padaryti 78 susirinkimus. Čia šimtui, visiškai šimtui. Jo, o jeigu dabar mes perėtume prie tos minimalios ribos... Šio pertrauką, kiek atspaudimų? 70? 75. Ir tada... 78 susirinkimus. Supratau, Jo, o jeigu jau perinama prie tos minimalios ribos, tai per 2 minutės reikia padaryti 42 atsispaudimus, apie 50-51 susilinkimą ir reikia atbėgti 15 minučių, gal 3 km. Bet jau net ir šie šiaip skaičiai gazdins, bet kas yra ką tik pakilę nuo sofos. Tai jeigu tu šitų nepadarai, tai koks, aš kaip suprantu, gerai, tai toks yra to fizinis pasiruošimas, tai yra kažkaip užfiksuojama ir paskui tau yra sudaroma planas, ar ne, kur tau pavyks kažkaip įvykdyti tai ilgainiui, ar ne, kaip tai. Tai tavęs niekas neišmes. Kaip tik dėsite didesnį fokusą, kad tu ruoštumės, kad tu tobulėtum. Ir aš turbūt dar jūs tą papildysiu, kad moterims yra kitokie normatyvai. Tarkim, jų minimalus yra 15, mūsų 18 minučių bėgimas. Yra atsižvelgiama vis dėlto, tik vieninteliai atsilenkimai yra vienodi. Pagal fizionomiją mes su vyrais šitoj... Neatsilieka nieko. Neatsilieka. Taip, tai tikrai yra sudarytos sąlygos tiek moterim, tiek vyram ir atsižvelgta ir viskas apskaičiuota.
O tos, čia vėl, aš visiškai dėl savęs, o tos 3 dalykus reikia kaip back to back daryti, kaip, nu... Back to back, jo, tai... Ką prabėgė? Ne, pirmą eina atsispaudimai, susilinkimai ir tada būna 3 km. Bet čia irgi nebūna, va, dabar greit atpompuoju vadinamą atsispaudimus ir iš karto einu bėgti ar dar kažką daryti, bet ta prasme yra 10 minučių poilsis, nes ir kolegos tuo pačiu metu atsiskaito, tada aš pasilsiu, einu daryti susilinkimus, vėl 10 minučių apytiksliai gaunasi jo. Okay. Tai gerai, pereinam prie kito tokio kaip mito ar įsivaizdavimo ir jam aš gerų iliustracijų neturiu dėl to, kad, nu, žinau, daug karinių filmų, serialų remiasi įvairiais, na, tikrais įvykiais, nu, tai, pavyzdžiui, vėlgi turim Vietnamo karą, ar ne, turim Iraką, turime Antrą pasaulinį karą. Tai mitas pats vadinasi, labai populiarus, kad kariuomenė yra tik vyrams. Tai labai gerai, kad jūs šiandien čia Martyną turim, kad tai tiesiog galėčiau rodyti, nežinau, filmus ir serialus ir panašiai ir mes galėtumėm stebėti, kaip smarkiai ten nėra jokio moteriško prisilietimo ir apskritai moteris yra dažniausiai, va, ypatingai jeigu dar žiūrėsim 90-ųjų, 80-ųjų filmus, kur moteris yra tik tai plakatų formate užkabintos kažkur tose vadinamuose barakuose, arba laukia vyrų namuose, arba dar kažką, tai kiek dabar tada, sakykime, moteris yra integruotos į karinę tarnybą, į kariuomenę, vadinkim taip? Tai visiškai pilnai esame integruotos, mes esame lygiai taip pat ir pėstininkės, kaip ir vyrai pėstininkai, tai kariuomenė apskritai yra ir žvalgyba, ir artilerija, ir inžinerija, čia turbūt nesiplėsiu, bet mes esame visiškai lygiaverčios ir aš turbūt labai norėčiau, kad tie žmonės, kurie taip galvoja, susitiktų su mūsų seržantėm. Ir tada suprastų, kad kariuomenė yra ne tik vyram ir kad kartais jos turi daug geresnį ir tvirtesnį žodį. Tikrai sugeba vadovauti, tikrai sugeba parodyti, ko yra vertos ir labai galiu turbūt pasidžiaugti, kad visai neseniai buvo jau suteiktas pulkininkės laipsnis moteriai, kuri tapo karo medicinos tarnybos, jeigu aš neklystu, vade. Ir tie laipsniai kyla ir, na, mūsų pati kariuomenė kelia laipsnius ir aš manau, kad moterims, nes, na, buvo tokia stigma šiokia tokia, tai iš tikrųjų net nepriklausomai nuo srities, aš turbūt nenoriu lysti į žvalgybą ir kitus dalykus, na, kur yra šiokių tokių niuansų, bet visur mes galim lygiai taip pat kaip vyrai būti ir kartais net stipresnis. Jeigu galima, aš dar papildysiu iš savo tokios vyriškos perspektyvos, kaip kario perspektyvos. Tai diena iš dienos tenka būti su panelėmis, moterimis tarnyboje, tai tenka pamatyti jų gabumus, galim sakyti, kruopštumui ir detalėms. Tai sakyčiau, na, jeigu reikia netgi ruošti planus, jos gali kažkur pamatyti detalių, ko mes nesugebam padaryti per savo tą nusistatymą, jog aš čia galiu greitai viską pats padaryti, sukoreguoti ir taip toliau. Ateina kolegė, sako, gal geriau čia šitaip, gal reikėtų daryti, o gal geriau šitaip daryti. Tai sakyčiau, jog, na, nereikėtų nuvertinti moterų ir kaip tik reikėtų palaikyti ir skatinti tik kariuomenę. Kaip tik dabar paminėjai tokį kaip ir, nu, nebūtinai, tai turėjau menį, bet tokį kaip ir paliepimų vykdymą, ar ne? Ir va čia yra toks labai trumpas geras epizodas iš filmo Forestas Gumpas. Go! What's your sole purpose in this army? To do whatever you tell me, drill sergeant. God damn it, Gump! You're a goddamn genius! Va, čia yra irgi labai gerai įžaidžia šis trumpas epizodas į tokį mitą, kad visi kariškiai ir kariškės yra nekritiški įsakymų vykdytojai. Aš suprantu, kad tokiuose struktūrose, nu tai ypač turint hierarchiją, nu tai ten nedarysi kažkokios demokratijos, nes jas 100 žmonių tartis kaip spręs problemą. Nu yra kažkas, kas geriau išmano tam tikrą problematiką ir tada kažkas yra vykdytojai. Jeigu pas jūs ateina su tokia kritika, kad bet ten kariuomeniai visi kariškiai ten nekritiškai tiesiog, vat, jiems reikia į veidą ir jie vykdo įsakymus. Ką jūs į tai pasakytumėt? Kiek jūs ten turit, nežinau, gal savo vietos įsiterpti, ar nežinau, kažkokio tai potencialo mokytis, kaip patiems paskui vadovauti ar panašiai? Na, iš mano kaip kariūno perspektyvos kalbant ar ne, tai tarkim, mes turime aukštesnius vadus, kurie mus moko. Tai yra karininkai, tai aukšti laipsniai, tarkim, majorai, pulkininkai, leitenantai ir panašiai. Ir kai jie mus moko, jie su visa derama pagarba leidžia mums kaip tik kažką sukritikuoti, galbūt jų įžvalgas, į dėstomą medžiagą ir galbūt išsakyti savo perspektyvą. Ir pasakytų, kodėlgi čia yra taip, o kodėl ne kitaip. Ta prasme, veltis tokiam dalykam? Taip, galima veltis į diskusiją būtent mokymo fazėje ir klausti, ir bus, manau, visus klausimus atsakyti. Yra kažkokia terpė tam, kad galima būtų kelti kažkokį klausimą? Manau, čia turbūt ne pratybų metu, nes ten būtų... Paskaitų metu. Paskaitų metu, taip. Pratybų metu mes vadovaujam, nes mes esame vadai, ruošiami būti vadais, tai tada jau mes savo klaidas analizuojam ir jau tada būna mūsų
mūsų problemos, bet aš dar norėčiau turbūt į 9 mėnesių tarnybą atsisukti, kadangi irgi esu tarnavusi, tai turbūt tas kritiškas įsakymų vykdymas, tai bet tau nieko galvoti. Toks labiau nekritiškas. Nekritiškas, taip, tai turbūt tau juk nieko daryti nereikia. Tau pasako ir tu vykdai. Nu, čia kaip Facebook'o komentarai, jie yra labai protingi komentuoti, bet neveikti ir daryti, kad būtų geriau. Tai toks palyginimas būtų mano labai paprastas, turbūt. Tau pasako ir tu darai, bet kai tam žmogui tu duodi užduotį, tada ateina stresas, tada nebežino, ką daryti. Tai kartais pagalvokite apie tai ir apie tą situaciją, kad kartais padaryti tai, ką liepia, nes kai tau reikės vadovauti, turbūt suprasi, kad tai reikalauja jėgų, veiksmo ir strateginio mąstymo. Nežinau, aš tai čia skaitau tos mitus ir nesuprantu, kas čia visiems blogai. Man patikdavo, kai draugės suruošdavo visą planą kelionės ir tada pasakydavo, kur būti ir ką daryti. Ir man tiesiog reikia ateiti ir padaryti visus tos dalykus ir visi laimingi. Tai aš nežinau, kodėl žmonės yra nelaimingi dėl šitų, bet čia visiškai kiti dalykai. Turime 2016 Pjūklo keterą. Pjūklo keterą, ne. Taip, trumpa ištrauka. You are a very strange looking individual, if you don't mind me saying so, Private. Name? Andy Walker. How long have you been dead, son? Sir? I am not sir! I am Sergeant Howell or Sarge! Sir, you say for useless people! Čia va toks trumpas epizodas. Do you maggots understand that? Sir, yes, sir! Bullshit, I can't hear you! Sir, yes, sir! What's your name, scumbag? Sir, Private Brown, sir! Bullshit, from now on you're Private Snowball. Do you like that name? Sir, yes, sir! Tada dar vieną greitai ir tai prieisiu prie pointo. What are you looking at, ass? Nothing, sir! You plotting on me, boy? No, sir! Well, let me tell you something, ass. Let me tell you all something. War has made me very paranoid. And when a man gets the eyeball at me, it makes my Agent Orange act up. And I get the urge to kill. Do you understand me? Sir, yes, sir! Do you all understand me? Kaip ir sakėt, mėgstat Majorą Peiną filmą ir dar vienas greitas iš desantininko. He ever talk about it? Sir, only once, sir! Good! Then he wasn't lying. Are you eyeballing me with those baby blues? Are you? Sir, no, sir! Are you in love with me, Swafford? Sir, no, sir! Oh, you don't think I look good in my uniform, Swafford? Sir, the drill instructor looks fabulous in his uniform, sir! Oh, so you're gay! Gerai, tai esmė vėlgi yra mitas, labai populiarus. Ir seržantai, vadai, generolai, vėlgi, aš su ta hierarchija nesupažinęs, aš nežinau, bet visose filmuose visiems reikia į veidą. Kas čia per nesąmonė ir kiek tiesos yra šitame ir kodėl? Taip, bet čia turbūt nuo Amerikos atėjęs, amerikietiškų filmų tiksliau, nes... Tai gal jūs, pavyzdžiui, esat bendravę su jais, kad ar iš tikrųjų jūsų taip visi reikia į veidą ir spjaudosi, nes, taip, jeigu tik yra kažkas apie karą, karo tarnybą, bet koks laikotarpis, 80, 216, kas nori. Visiems turi rėkti žiauriai veidą, kas man yra, nežinau, man visi šitie epizodai labai juokingi. Aš tai visada sakau, kad seržantai, vadai, nesvarbu, jie nereikia, jie garsiai šneka, kad visi išgirstų komandas ir niekas į veidą neteina ir nesispjaudo, tai kažkaip tiesiog garsiai šneka, iški komanda, paliepimas, padavimas, nes kai jau tu perini į mūšio lauką, kai visur šaudosi šoviniai, imitacija ir taip toliau, tas vado balsas, jo prireikia ir labai dažnai, tai aš manau, kad čia yra ir praktika, bet to pačiu ir komandų išgirdimas. Ir tokių dalykų spjaudimų į veidų neturim, žinokit. Čia taip tiesiog nieks nesispjaudė, bet aš įsivaizduoju per tokį atstumą vis tiek. Turėtų. Jo, ir pavyzdžiui, kokio tada dydžio būna, vėlgi, kaip čia teisingai paklausti, būriai tie tikriausiai, nes jeigu ateina, ar ne, ten seržantas, generolas, vadas, kas tik nori ir jums kažką garsiai aiškina, tai turbūt jo dar tikslas yra ir kad visi likę būrio žmonės irgi girdėtų, ar ne, visą tai. Tai kaip ir turbūt suprantama, ar ne, tai kokio dydžio būna? Tai būrios tas standartas vadinamas būtų nuo 30 iki 36 karių kažkur, tai galite įsivaizduoti, jeigu dabar visus sureikiotų, tai gautus visai nemažai eilė, tai kaip ir kolegė minėjo, tas seržantas turi garsiai sakyti pastabas, jog visi girdėtų. Ir čia iš filmų mes matom drill sergeants, tai čia jau visai kas kita. Čia būtent į Amerikos kontekste. Šitame amerikiečių kontekste. Jo, bet gal pridurt būrys iki 306, bet yra tikrai pas mus vadų, kurie atsistoja prieš kuopą, jeigu prieš kariūnų batalioną, tai bus apie...
Šiaip standartinė kopa nuo 90 iki 120, bet mūsų būtent batalionas, kiek turim kariūnų, 298 dabar, tai būna ir be mikrofono atsistoja ir taip garsiai pasako komandos, kad turbūt nuo dešinės iki kairės mes girdim ir... Ir stovėtum, jeigu stovėtum šalia, tai maždaug taip atrodytų. Turbūt, bet... Supratau, čia yra, aš dabar galvoju, ar čia vienas kažkoks konkretus yra epizodėlis, ar, na, vėl galime prie to paties desantininko grįžti. Jody's banging her right now. Get on your face and give me 25 for every time she gets fucked this month. Down on your face! It was shortly after meeting drill instructor Fitch that I realized that joining the Marine Corps might have been a bad decision. Atspaudimai. Čia dabar yra akcentuojami grinai atsispaudimai. Irgi yra toksai labai juokingas filmas 94-ųjų In the Army Now arba Armijoje. Ir ten, vėlgi, galėsim dabar pažiūrėti keletą epizodų. Actually, I wish you were my first sergeant, but I already had a couple ones already. Drop and give me push-ups! You will continue to do push-ups until you learn to address me as first sergeant. Is that clear? Yes, first sergeant! Hello! One first sergeant, two first sergeant, three first sergeant. Tiesiog esmė tame, kad kažką be prisidirbi, kažkas nepatinka. Reikia griūti daryti atsispaudimus. Kaip ir tai yra tokia labai populiari amerikiečka frazė, ar you owe me 20, you owe me 15, you owe me 50, nu, tu man skoloji 10, 20, 30, 40, 50 atsispaudimų. Kai ieškau, ko žmonės labiausiai prisibijo, bet čia pasauliniu mastu, ar ne, kai keliaujant kariuomenę arba kalbant apie karinę tarnybą, tai kad suvokimas yra, kad už visas nuobaudas tu gauni tiesiog daryti labai daug atsispaudimų. Kodėl taip yra, kaip jūs manot? Čia jau vado fantazijos reikalas, turbūt tenka ne tik atsispaudimų daryti. Gal duodu kokį pratimą? Taip, tai ir norėjau pasakyti, jog tenka ne tik atsispaudimų daryti, tenka ir pritupimų daryti, ir gal kažkokių įtupstų ir panašiai, bet grįžtant prie tų nuobaudų, tai kažkoks yra geras posakis, jeigu neteina per ausis, ateis per raumenis ar kažkas panašaus. Jeigu neteina per galvą, ateis per raumenis. Šitaip. Supratau. Bet aš galbūt pabrėšiu, kad kas man yra smagu, ką mes laiką naudodam tiek 9 mėnesių šaukimui tokią taktiką, tiek akademijoje atėjus, kai sakydavo gulk, sakau, tikras vadas lyderis daro kartu. Nu, tas, kuris tau skiria nuobaudą. Ir tada tas iš esmės tave verčia pasitemti ir tada tu kartu darai su savo vadu, kas tave motyvuoja. Ir tai čia turbūt būtų pats žaidimas, o ir šiaip tikras vadas lyderis daro kartu, nes sportas niekam nepakenkė. Kada jūs paskutinį kartą gavot daryti atsispaudimų? Nu, ne kaip kad standartinė dienotvarkės dalis sporte, o nežinau, tiesiog liepia jums daryti atsispaudimų dėl kažko. Neprisidirbom, turbūt, kad taip daryti. Ne, nepamenu ir aš dabar. Tai gerai, tada tiesiog kada paskutinį kartą darėt atsispaudimų būtent. Aš turbūt pamenu pirmą kursą, kai buvom baziniam kariniam kursui. Ir nuo tada nedarė nei vieno. Aš čia dabar tik toks momentas sugrįžęs. Ne, čia už nuobaudą. Už nuobaudas, jo, bet... O šiaip tai atspaudimus darom. Tai jo, faktas. Visai nesnai ir fizinį parengtumą laikėm, tai turbūt nuo sporto programos mūsų asmeninių priklauso, kada juos darom. Tai... Supratau, taip, tai keliaujam prie kito. Jam vėlgi nėra daug gerų iliustracijų, nes tiesiog reikėtų žiūrėti visus tos pačius filmus, kuriuos mes netgi ir čia peržiūrėjom. Nu, Majoro Peino vienas yra toks gal kiek juokingesnis epizodas. Hello, cue balls. Welcome to the house of pain. Ir vėlgi yra toks įsivaizdavimas, kad karinės tarnybos metu yra tragiškos apgyvendinimo sąlygos. Ir, žodžiu, turi gyventi tai bunkerėje, tai ten devyniese. Aišku, visur yra absoliuti klasika tos dviaukštės lovos, nu, dar kažkokia nesąmonė. Tai nežinau, ką jūs galite apie tai pakomentuoti, kokios ten yra tos gyvenimo sąlygos. Aš tai turbūt nežinau, kas yra tragiškos apgyvendinimo sąlygos, jeigu čia kalbam apie kariuomenę. Turbūt tokį pusiau kalėjimą įsivaizduoju. Jo, kur pusiau kalėjimą, nes mes turim savo stalą, savo lovą, savo spintą, dušą, šilumą, kaip sakant, patalus, bent jau... Kiek žmonių yra vienoje patalpoje? Aš šiuo metu, bet kalbu apie karo akademiją, tai aš gyvenu dviese, tai labai patogu. Nes keturiesi gyvena. Bet jeigu mes einam irgi 9 mėnesių tarnybą, kad paneigta tokį, tai pagal standartus, man atrodo, visus tuos higienos iki 10 žmonių būna, bet pas juos yra tas dviaukštės lovos. Yra dviaukštės lovos? Yra dviaukštės lovos, bet sąlygos iš tikrųjų yra geros tiek daliniuose, tiek karo akademijoje. Tai turbūt, jeigu būtų dabar partizanas gyvas, tai turbūt tik tai juoktųsi iš mūsų, kad mes galim skūstis, nes net karo akademijoje turim savo virtuvę, šaldytuvus ir kitus dalykus, kur iš esmės tu turi viską, ko tau reikia,
ir, nežinau, nesiskundžiau už tai. Taip, tai yra tokios bendros erdvės kaip svetainės, yra virtuvė, dabar perinant atgal prie svetainės, tai yra netgi PlayStation'ai, kur gali ateiti. Jūs galite... Tai čia jau ant vakaro jau, kai jau baigėsi paskaitos, kai jau grįžtam iš pratybų, kai galim savo skirti tokį laisvą laiką, tarkim, nėra kažkokių rytoj svarbių užsiėmimų, tai yra, sakau, PlayStation'as, yra žaidimai, tai su kolegom gali nueiti, pasiteam building, pažaisti, pasirungtiniauti. Tai... Ar žaidžiat vis tiek karinius žaidimus? Įvairiai, labiau tokie competition žaidimai, ten futbolas, krepšininkas. Supratau, čia kaip man buvo labai keista, kaip krepšininkai savo laisvo laiku žaidžia NBA 2K ir aš tiesiog nesuprantu, kodėl jūs esate tas krepšininkas tame žaidime, tai kodėl... Ne, kariūnai net būna susirenka į vieną kambarį, mes esam pasidarę savo HQ štabą ir Call of Duty per telefonus. Tai aišku, kad Call of Duty kalas, jo, suprantu. Labai smagu. O kada jums prireikė pasinaudoti virtuvę dar? Kas šiaip yra gerai, bet aš tik neįsivaizduoju jūsų dienotvarkės tai. Taip, yra kursiokų, kurie turi savo mitybos planus, na, žinot, reikia nusisausinti arba kažką, ten yra pas mus daug tokių kultūristų, kaip aš sakau, tai jie savo būna gaminasi ten savaitį pakuotėm, bet to pačiu dar į valyklą, na, ten kalorijų skaičiavimui, o šiaip, jeigu vakare, nes vakarienė 6 paskutinį kartą, tai jeigu dar nori kažką prieš miego, ar šiaip, tai visada yra sudarytos sąlygos. Arbatai, kavai, išsikepti net gali, nežinau, kažką, ką nori. Ok. Top 3 baimė iš amerikiečių yra... Papasakokit, kaip ten yra su plaukais, nes panašu, kad kažkodėl tai yra tai problema. Čia epizodas, kur parodai, tai labai atitinka mane prieš Karo akademiją. Aš irgi buvau prisižiūrėjęs filmų lygiai taip pat ir atėjau nusiskutęs, grinai plika galva. Atėjau, žiūriu visi tvarkingom šukuosi, nebūtinai turi būti plikai. Taip. Ir aš vienas toks vos net ten stoju galvoj. Bet ta prasme karys, jeigu grįžtant į tą rimtumą, tai karys turi būti tvarkingas, negali būti čia įvairiausių ševeliūrų ir palaidų plaukų, nes tai apsunkintų vienaip ar kitaip tarnybą. Jo, aš turbūt noriu pabrėžti, kodėl tai yra daroma, nes, vis pirmas dalykas yra judėjimas miške, tai jeigu tu užsiti šalmą, tai visi šakaliukai, šakaliai ir taip toliau. Kitas dalykas, dujokaukės dėjimasis, tas metu turi sandariai užsidaryti dalykus, tai turbūt visi dalykai, kurie kariuomenėje yra įvesti, tai ne dėl to, kad taip kažkas sugalvoja, bet dėl to, kad tiesiog tai yra saugumo momentas, kuris užtikrintų vienu ar kitu atveju. Tai nežinau, ir dabar mūsų kaip 4 kursių artėja 100-dienis, 100 dienų iki baigimo. Ir mes turim tokią tradiciją, kad nusiskuta galvas 4 kursiai likus 100 dienų, bet tai yra tiesiog tradicija, kurie metai iš metų ir niekada nebūna jokių nesiskusių, nenoriu. Tai yra tradicija, augina mūsų ir skutam galvas, merginos šiuo atveju nei mūsų užsiaugins, nei galvas nesiskus, bet vyrai labai mielai priima kariuomenės tradicijas. Ir mes tiesiog integruojas labai lengvai tokie dalykai. Ok, supratau, bet nereikės visiems ateis nusiskus plikai, ar ne? Tai ir tada dar toks vienas dalykas yra, čia trumpai irgi 2 klipukai iš tų pačių, turime Full Metal Jacket ir dar turėsime In Majora Payne. This is my rifle, this is my gun, this is for fighting, this is for fun. Toksai ir dar vienas greitas iš Majora Payne. Got no worry, got no stress. Got no worry, got no stress. 'Cause we feel good in our dress. 'Cause we feel good in our dress. Kas yra tos skanduotės, kokią progą jos vyksta, kaip dažnai, kiek jūs jų turit galiausiai, nežinau. Vienintelė skanduotė, su kuria aš susiduriu, tai yra B tribūna ir ryto pamai. Tai nežinau. Tai mums tenka skanduoti, tai dažniausiai nebūna kažkokiu patyčių principų sudaryta ta visa skanduotė. Nebūna bausmėta, ne už kažką. Ne, visiškai ne. Sakyčiau, kaip tik skanduotė yra tai, kad suvienyti dalinį, suvienyti rikiuotę ir būtent skanduotės metu einant yra kur kas lengviau atsirinkti kojas. Tai ta prasme, manau, suprantate, jog einant kariai turi dėti vienu metu kairę koją, dešinę koją. Ir ta prasme, kaip skanduoja visi iš vien, tai yra labai lengva padaryti. Ir mūsų skanduotės yra iš įvairiausių patriotinių dainų, iš partizanų tekstų ir panašiai. Tai aš turbūt ir noriu pabrėžti, kad kariuomeniai dažniausiai skanduotės nuo 1, 2, 3 graži Lietuva. Mūsų kuopos daina, mes esame Durpės mūšio kuopa, mes turim bolševikai, tegul žino. Tai turbūt vien tas dainavimas ir ėjimas, kas Lietuva pasižymi tom dainom, ypatingai partizaniniam ir visom kariniam.
Tai ir tau jausmas yra visiškai kitoks, kai tu eini ir skanduoji, ir tai nėra nuobauda, aš manau, kaip ir pritariu jūs, tai yra kažkoks fopos arba tavo dalinio suvienėjimas ir tikrai visi mielai skanduoja ir dainuoja ir tas emocijos turbūt net žodžiai sunku apibūdinti. Kiek skanduočių mokate kiekvienas? Aš nežinau, aš turbūt praktiką atlikau Algirdo batalione, tai ir iš ten jau išmokau skanduotis. Kiekvienas dalinys turi savitas turbūt skanduotis. Nuo LK Šilo gatvė 5A, kaip aš juokauju, per krepšinio varžybas iki bolševikai tegul žino, nes jie tegul vis tiek žino. Supratau. Ir tada toks kaip ir pats paskutinis būtų, vėlgi neturiu kažkokios geros medijos tam iliustruoti, bet čia irgi labai populiaru yra ir filmuose, ir serialuose, kuomet yra paliečiama ta tema, tai kad žmonės renkasi karinę tarnybą kaip paskutinį variantą gyvenime. Tai čia būna dviejopas stereotipas, tai iš vienos pusės būna nubrėžta, kad žmogus jau nebeturi kito pasirinkimo, tada žodžiu gerai, įrašykit mane į kariuomenę, arba dar kitas dalykas irgi būna, pavyzdžiui, kokie nors nepaklusnūs vaikai, ar ne, ir tada mes tave išsiųsime į kariuomenę, arba išsiųsime į karo tarnybą kažkokią, ar karinę mokyklą ir taip toliau. Kaip jūs tai pakomentuotumėte ir ką jūs tai atsakytumėte? Jo, tai asmeniškai tikrai nesirinkau kariuomenės kaip paskutinio varianto, aš galbūt kaip tik atėjus pamačiau, kiek daug sričių yra, nes visą laiką visi turi tą stereotipą, kad mes šliaušim, bėgsim, visi bus miškuose, kad esame visi tik pėstininkai, bet kai tu pasižiūri į kariuomenę, medicina, inžinerija, artilerija, žvalgyba, netgi yra komunikacijos tam tikri skyriai, tai yra iš esmės privatus, aš vadinu, kaip yra privatus sektorius, kuris daro savo darbą, tai kariuomenė turi savo privatų sektorių, visiškai taip galėčiau apibūdinti, kuris turi begalę daug sričių. Tiesiog turbūt tas žodis kariuomenė gąsdina žmonės. Jeigu jie taip galvoja, tai niekada nesirinkčiau kariuomenės kaip paskutinio varianto, nes vis tiek mūsų galutinis tikslas veda į vieną, į valstybės gynybą ir prieš atgrasimą. Aš manau dar, jog šį teiginį galbūt reikėtų netgi performuluoti, jog yra žmonių, kurie renkasi karinę tarnybą kaip tik pirmų variantų savo gyvenime. Tai yra žmonių, dabar aišku, kariūnų, kurie kryptingai siekia įstoti karo akademiją, o vėliau jau automatiškai paraleliai siekia sėkmingai ją ir pabaigti. Tai, kaip ir aš ir Martina, manau, lankė Šaulių sąjungą, ruošėsi būtent jau į tą karo akademijos visą etapą. Tai, jo. Tai jūs dar ruošiatės prieš karo akademiją, kaip ir sakiau, kad draugeliai ruošiasi. Toks. Taip. Bet jūs ruošiatės jau panašioje struktūroje, ar ne, tai yra Šauliuose? Būna toks. Jo, aš asmeniškai nuo 12 metų Šaulių sąjungoje ir kai jau atėjo ta gimnazinė, išsigandau gal to žodžio karo akademija ir galvoju, ar tikrai man yra kariuomenė ir išėjau į Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centrą Pabradėj į Vanagų kuopą atlikti 9 mėnesių šaukimą ir ten atbuvau, supratau, kad nieko čia pasirodo baisaus nėra, mane tai dar labiau sustiprino ir įstojus į karo akademiją puikiai panaudojau 9 mėnesių šaukimo žinias ir taip, tai tiesiog, aš irgi turėjau baimių, kur supratau, kad jos nėra pasitvirtinusios. O tu jūs tokia veikiai 12? Aš 12, aš nuo 5 klasės pamenu, kad iš Šaulių sąjungų prisijungiau 12. Tai turbūt 12 ir būsi. Kažkas tokio. 7+5 jau. Ok, supratau. Čia dar turėjau porą tokių durnesnių, vadinkim, kad visi veteranai turi potrauminio streso sutrikimą, bet čia jau po karo dalykai. Tai čia žmonės tiesiog susiję yra karinė tarnyba iškart su karu ir tada čia yra toks stereotipas. Mes turim profesinės karo tarnybos karius, kurie, ne kad veteranai, bet turbūt buvo misijose ir taip toliau. Jo, nes yra toks irgi labai gajus, kad maždaug jeigu jau karinė tarnyba, tai viskas, tu jau paskui ten sėdėsi toje supamoje kėdėje verandoje ir tau ten, nežinau, automatai vien tik matysis ir sraigtasparnis tik tai girdėsis. Bet aš galvoju šitą net netrauk, nes nežinau, ar galėsit kažką to pakomentuoti, bet sakot, kad turit. Turbūt esminis dalykas, kad iš jų pasiemam didžiausią patirtį, nes tai yra realybė, kur jie jau matė tą realybę. Ir didžiausias, nežinau, jų pasakojimai turbūt, kas labiausiai būna ir jų akis žiba, tai kai jie gavo pamiegoti po geros karinės operacijos arba kavos gurkšnį gerą, tai to potrauminio streso aš nepastebėjau. Gerai, tai ką jūs man dabar rekomenduojat? Aš čia dabar ilgai labai kaupiausi, kad, nes praėjau medicininį ir aišku, aš esu visiškai absoliučiai super karys žvėris ir aš norėjau pereiti šitą 10 dienų komendantūras, bet man sako, bet mane jau kviečia, draugeliai sako, nesvarbu tas, varom į šitą, į Šaulius, nes ten daug draugų tiesiog yra tenai. Jeigu aš galiu pats savo norų rinktis, nežinau, nuo ko pradėti, kas geriau, pliusai, minusai, nežinau. Tai aš turbūt, Pauliau, kaip tavo srities specialistų, tai siūlyčiau Lietuvos Šaulių sąjungą. Aš manau, kad tu puikiai išnaudotum savo komunikacijos įgūdžius, turbūt moki ir montuoti, ir daryti, ir veikti. Tai net šitoj srity tu gali atrasti savo vietą Lietuvos Šaulių sąjungoje.
yra ir dronų būriai, yra IT sektoriai, Šaulių sąjungoje, ten tiesiog reikia pasidomėti, tai tas sritis, kur tu jautai, kad tu esi kompetentingas, tikrai būčiau už, kad tu ten nuveitum ir galėtum panaudoti savo įgūdžius tam, kad turbūt net galbūt ir darytum kažkokią reklamą arba skatintum žmonės įsitraukti. Net ir tokį sektorių iš esmės komunikacinio. Tai yra poveikis, verbavimas, na, galbūt žodis tai gąsdina, bet tai yra natūralus naudojimas terminas, tai mano pasiūlymas tau būtų toks, o jeigu jaunam žmogui, tai nuveikit 9 mėnesių tarnybą, taip pat yra jaunesnių karininkų vadų mokymai, kurie vyksta 3 metus, kas 2 savaitgalį turbūt, ir gauna atsargos leitenantą ir krašto apsaugos savanorių pajėgos. 3 metai, 160, gal 8 dienos, nieko ypatingo. Turim begalę galimybių, lygiai taip pat ir komendatūras, bet turbūt, kur tave matyčiau, jau pasakiau. Gal jūs tas mato kitaip? Jo, man pirmutinė mintis buvo, dar čia, kuomet mes kalbėjome apie karo akademiją ir mūsų tradicijas, tai Pauliui beliktų nusiskus galvo plikai, ūsai jau yra ir prisijungti 4 kursą. Bet manau, jog kolegė puikiai įvardino galimybės ir kelius, kaip galima save realizuoti ir prisidėti prie gynybos. Supratau, tai gerai, tai ačiū Jums labai, ačiū labai Martyna, ačiū labai Justai, buvote nuostabus. Ačiū Brazės studijai, kad mus priėmė.